Labukas, tai šiandieną grįžtame pas Jūs ir norime Jums pademonstruoti, kaipgi dengiasi, kaip naudojasi mūsų gelišo naujienos, būtent šios kreminės paletės. Praeitą kartą jau matėte pradžią, matėte, kaip pristatėme, matėte, kiek palečių, tai šį kartą norime tokį mokomąjį video, kad susipažintumėt, pamatytumėt ir susigundytumėt pabandyti būtent šiuos kreminius gelinius lakus. Taigi, važiuojam. Pirmiausia, pašiaušiame nago plokštelę. Šiandieną mano nago plokštelė bus tokia. Taigi aš ją jau pašiaušiau, nusivaliau dulkeles. Nusivalyti dulkeles galite arba su šepetėliu, arba geriausia irgi netgi naudoti štai tokį klincerį ir štai tokias nesipukuojančias servetėles. Tai su jomis tikrai labai gražiai viską padarysite. Toliau dengiame pH bondą. pH bondas tai yra priemonė, kuri nuriebalina nago plokštelę. Tai kitaip kitose firmose gali būti vadinamas ir prepas. Tai lengvai dengiame nago plokštelę prepu. Jo į lempą dėti nereikia, jis greitai džiūstantis yra ore ir labai lengvai, greitai pradžiūnantis ant nago plokštelės. Po pH bondo svarbus dalykas yra tai, kad mums yra aktualu, kad padengti nago plokštelę base coatu foundationą, kitaip vadinamu. Base coatas duoda sukibimą su nago plokštele ir medžiaga, lengvai pralygina nago plokštelę tam, kad nebūtų kažkokių duobelių. Tai lengvais judesiais nuo nago plokštelės kutikulės zonos keliaujame žemyn ir padengiame. Šis foundationas yra labai patogus naudoti, nes yra labai trumpas teptukas, su kuriuo mes taip lengvai ir gražiai galim prieiti prie visų sudėtingų zonų. Kas svarbiausia, aišku, prie kutikulės zonos. Taip, padengiam, dedame į lempą 30 sekundžių. Sekantis žingsnis po base coato foundationo yra kreminis gelinis lakas. Taigi, šiandieną mes pasirinkome ir naudosime Red Neon kreminį gelinį laką. Pirmiausia, galime lengvai pramasažuoti ir pramankštinti medžiagą, kad galėtume lengviau aplikuoti ant nago plokštelės. Paimame atitinkamą kiekį, šiaip gali paeksperimentuoti, iš pradžių gali nepavykti iš pirmo karto, pavyks iš antro karto, nebijokite, paeksperimentuokite. Taip, paimame medžiagos, lengvai dengiame prie kutikulės zonos, tokiais švelniais judesiukais. Didelio spaudimo būtent šioje zonoje nereikia. Ir toliau visą nago plokštelę, tai nuo tos zonos, ką mes padengiam prie kutikulės, galim lengvesniu spustelėjimu keliauti link laisvo nago krašto. Pirmas sluoksnis gali nepasidengti tobulai. Netgi dažniausiai taip ir yra, gamintojas iš karto tai informuoja ir įspėja, kad neišsigastumėt, nes antrų sluoksnių mes tikrai labai gražiai, lengvai ir tolygiai padengsime visą nago plokštelę ir spalva bus tolygi. Keliauja mūsų nagas į lempą. 30 sekundžių. Mūsų antras sluoksnis keliauja ant nagučio. Vėlgi, pradedam lygiai taip pat nuo kutikulės zonos, lengvais judesiais keliaujame žemyn ir kaip prieš tai minėjau, net iš karto matosi, kad spalvos pigmentacija visiškai skiriasi, antras sluoksnis labai gražiai viską padengia. Antras sluoksniukas gražiai pasidengia, keliauja vėl į lempą 30 sekundžių. Ir mūsų sekantis žingsnis yra top coatas. Tapitopas. Tai šis top coatas yra standartinis su lipnumu. Tai kuomet užbaigsime stingdinimą lempoje top coato, keliausime prie lipnumo valiklio. Tai būtent štai šis. Šiaip labai fainas. Nepalieka to tokio matinio nago plokštelės vaizdo. Labai faini, kad gelišas turi ir mažas talpas. Tiek topo, tiek foundationo. Tai iš tikro klientės, kurios nori tikrai kokybiškos geros priemonės savo į namus, tai drąsiai gali pasirinkti ir mažas talpas, kurių užteks tikrai pakankamai ilgai. Gelišo topo šepetėlis irgi labai patogus užovalintas, toks minkštutis, tai labai lengvai gražiai dengiasi ant nago. Taip, keliauja topas į lempą 30 sekundžių. Ir paskutinis žingsnis mūsų galutiniam rezultatui. Šiaip ne paskutinis, prieš paskutinis, nes paskutinis turėtų būti odelių padengimo su aliejuku. Taip, na, o šiuo metu mes nuvalome lipnumą su gelišo klinceriu. Na ir štai, mūsų manikiūras padarytas, užbaigėme odelių aliejuku, drėkinant odeles.
Ir kaip jūs jau matėte, paletėje yra 6 spalvos, o teptukas tik 1. Taigi, svarbus etapas, kaip išvalyti kokybiškai ir saugiai teptuką, kad jis būtų naudojamas ilgai ir nuobodžiai. Tai pirmiausia, nusivalome medžiagos perteklių, tai reiškia lako perteklių, tiesiog į sausą servetėlę nuvalome. Sekantis žingsnis, tai mes tuomet pilame lipnumo valiklio, tai yra klincerio, į būtent induką ir spustelėjam iš krašto į kraštą. Iš vieno šono į kito šoną gražiai glaudžiam, netiesiai, o šoniuku. Ir taip masažuojam ir mes tikrai gražiai matom, kaip medžiagos likučiai, dalis likučių tiksliau lieka taurelėje, o kitus likučius mes nuvalysim vėl į sausą servetėlę. Ir teptukas mūsų bus paruoštas sekančiai spalvai ir sekančiam naudojimui. Žinoma, kad teptuką būtina atsižvelgti tai ir saugoti nuo lempos spindulių. Jeigu bus medžiagos ant teptuko, tai yra ar kreminio gelinio lako, ar gelinio lako, čia galioja visoms medžiagoms, kurios tingsta UV LED lempose. Tai jeigu bus tos medžiagos ant teptuko ir mes jį įdėsime į lempą, tai jis tiesiog bus išmetimui. Na štai. Ir paskutinis etapas, mes pabaigiam valyti teptuką į sausą servetėlę. Viskas, mūsų teptukas paruoštas sekančiam naudojimui ir sekančiai spalvai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančio video.